Turbūt ne vieną kartą esate girdėję posakį, kad pirmam įspūdžiui susidaryti turime tik tai vieną šansą. O kadangi mūsų kvepalai labai svarbi stiliaus dalis, tai tie kvepalai, kuriuos jūs pasirenkate, turi siųsti tinkamą žinutę apie jūs. Egzistuoja skirtingos kvepalų koncentracijos. Yra kvepalų ekstraktas, kvapusis vanduo, tualetinis vanduo ir odekolonas. Kvepintis reikėtų apie 30 cm atstumu nuo odos. Po dušo, kol dar neapsirengėte, galite kvepalų papurkšti į orą ir tuomet įžengti kvepalų debesį. Jei įmanoma, naudokite to paties aromato kūno produktus. Dauguma gamintojų gamina ir kūno pienelį, ir dezodorantą, ir dušo želė to paties kvapo. Keiskite kvepalus. Geriausia turėti 3, 4, 5 skirtingus kvepalus. Nepurkškite kvepalų labai arti prie odos. Niekada nepurškite kvepalų tiesiai ant plaukų. Galima šiek tiek pakvepinti šepetį ir juo prašukuoti plaukus. Na ir galiausiai atminkite, kad mažiau visada yra daugiau. Įsitikinkite, kad purškite tinkamą kiekį, tai būtų 1-2 paspaudimai kvapiojo vandens, apie 3-4 paspaudimai tualetinio vandens ir 3-4 lašai kvepalų.